Na, tai aš jau esu kalbėjus apie tą tokią stebuklingą 3 žingsnių taisyklę, kuri išmoko vaikus mus girdėti ir sustiprina mūsų kaip tėvų autoritetą. Šįkart noriu pasidalinti pagrindiniam 2 klaidom, kurias daro tėvai, taikydami šitą 3 žingsnių taisyklę. Pirma klaida - vaiko kritikavimas. Tai jeigu 3 žingsnių taisykliai, pirmą kartą mes paprašom vaiko arba primenam jam taisyklę, antrą kartą dar kartą pakartojam prašymą arba taisyklę ir jau, žodžiu, primenam apie sutartą pasekmę, kas bus, jei vaikas pasirinks netinkamai. Tai reiškia, kad vaikui pasirinkus netinkamai ir mum pritaikius pasekmę, jis iš esmės jau save nusibaudžia. Nes bet kokia pasekmė, jinai bus mažiau patraukli, mažiau naudinga vaikui, negu ta tokia tinkama elgesio alternatyva. Tai jeigu jau vaikas jau save nusibaudė, tai kokia prasmė jį kritikuoti? Juk ten sako liaudyje, gulinčio niekas nemuša. Tai išlikim neutralūs, vaikas pats pasidarys išvadą, be mūsų moralų ir kritikos, nesidžiaukim vaiko nesėkme. Antra klaida, kurią daro tėvai, tai tas toks vaiko gailėjimas, išvirstantis į susitarimų nesilaikymą ir pasekmių netaikymą iš tėvų pusės. Tai kas čia atsitinka? Mes vėl tada nugalinam tą savo autoritetą, tampam savo žodžių nesilaikantis tėvai, rodom blogą pavyzdį vaikui, plus vaikas praranda galimybę mokytis iš natūralių pasekmių ir tapti atsakingu, atsakančiu už savo veiksmus. Vieną kartą, pavyzdžiui, apsivagė ir visiškai nepatyrė jokios neigiamos pasekmės, nes mes ten kažkaip tyliai viską nuėjom, sutvarkėm už vaiką. Tikėtina, kad vaikas tada pabandys tai ir antrą, ir trečią kartą, nes tiesiog jam toks elgesys net nešia neigiamų pasekmių. Tai jeigu norim auginti atsakingus vaikus, atsakančius už savo veiksmus, nedarom šitų 2 klaidų. Sėkmės. Ir jeigu patiko, dalinkitės. Tikiu, kad ir draugam gali būti naudinga.